Norisi pasidžiaugti mūsų masiniais dideliais renginiais, kurie vyksta eilę metų, taip pat yra kuriami nauji renginiai, naujos tradicijos kaip žiemos vakarėlis, tradicinėmis tapusios šventės, tai Joninių šventė Rudaminui, Goodbye Summer Party ir panašiai. Tai tikrai džiaugiamės, kad tos šventės pritraukia tūkstančius lankytojų, stengsimės jas dar labiau auginti bei stiprinti. Taip, pastebėjom. Tiesiog pastebėjau, kad kultūrinių renginių aplamai dabar vyksta daugiau ir kiekvienos gyvenvietės faktiškai žmonės gali vietoj pas save niekur nevykstant arba negali dėl kažkokių priežasčių nuvykti į renginius. Tai tiesiog renginiai ateina pas juos. Reikia, nes jų nebuvo. Nuo jo pagyvėjo gyvenimas, pastebėjom, ne tik aš, pastebėjom. Tai būna tokių visokiausių, atvažiuoja ir koncertuoja, ir mes važiuojam, labai taip aktyviai dalyvaujam. Gerai, buvom Šilėnų take, tai tenais apžvalgos ratas toksai padarytas, tai įdomu, gražu tenais, gražios vietos. Visų pirma, tai manau, kad čia vaikams yra svarbu ir mes važiuojam vien dėl vaikų, nes patys, jau kaip ir matę esam, bet vaikus vežam. Ką atsimeni, kur važiuoji kokiais kaimeliais ir tu matai, koks ant bardakas ir dabar kaip matai, kad tenais švaru, gražu, gal net kitur švariau negu čionais Vilniaus centre, tai gerai, atsinaujina, man tai patinka. Kad pabėgti nuo kasdieninio gyvenimo, pailsėti nuo visko, pasigrožėti kažkom, kas vyksta aplink. Kad kokybiškas ir būtų gyvenimas. Kultūra aplamai yra vienas iš svarbiausių ir pagrindinių dalykų ir tai yra svarbu, kad žmonėms jinai yra pasiekiama. Skatina tiesiog žmonės ir bendrauti daugiau ir pabūti vieni su kitais ir pasikultūrinti ir pamatyti kažką įdomaus. Kad sutvarkytos vietos būtų. Ateini maudyklą, yra persirengimo kabina, yra tualetas, yra dar kažkas, čia prie Gilužio, pavyzdžiui. Aš džiaugiuosi, kad ne tik tais Vilniaus rėmose, bet ir už lentelės Vilniaus rajonas yra daug džiugių dalykų. Tikrai vyksiu, čiagi viskas taip netoli. Žmogus to gyvena, kažkaip jeigu nieko nesirūpinti, nedomėtis, tai žinot, toks ir gyvenimas bus. Liūdnokas. Viešosios erdvės, parkai, kultūros centrai, visą tai modernizuojame, kūrėme naujus objektus, kad kiekvienam mūsų gyventojui būtų kur ateiti, praleisti laiką su šeima, su bendruomenės nariais ir smagiai leisti laiką mūsų renginiuose. Ne tik aš, visi vertina. Labai čia geras toks dalykas, kad atnaujina ir gyvenimas pagerėja. Ir kultūrinio atsiranda visokių renginių, viskas, ir žmonės dalyvauja, į koncertus ateina, taip sėdėdavo kaime. Labai džiaugiamės. Ypač aišku savo Glitiškių dvarų. Po renovacijos 22 metais atvėrė savo duris ir turim čia ir Nemenčinės kultūros centro padalinį, biblioteką centrinės padalinį turim molio studiją, turim įvairių edukacijų, vaikai, suaugę, visi gali savo rasti čia užsiėmimus ir čia yra irgi svarbu, naudojasi visa mūsų seniūnija šitų dvarų. Vienas svarbiausių pastarųjų metų projektų yra atnaujintas Glitiškių dvaras. Šiandien jis atlieka ne tik paveldo išsaugojimo bei bendruomenės telkimo funkciją. Čia veikia kultūros centras ir biblioteka, vyksta renginiai, edukacija, susitikimai, užsiėmimai vaikams ir suaugusiems. Taip pat sutvarkytas Mozūriškių dvaras Zujūnų seniūnijoje. Investavome ne tik į aplinkos ir kraštovaizdžio atkūrimą, bet ir į Vilniaus krašto tradicijų, amatų bei kulinarinio paveldo puoselėjimą. Aš galvoju, irgi svarbu jiems, bet ar mes ten būsim? Būna, kad pakviečia mus pakoncertuoti, kai ansamblėje yra tas ansamblis pas mus, tai važiuojam. Bus atnaujintas, nuvažiuosiu, pažiūrėsiu. Būtinai. Mes tai žinom, kad Pagiriuose kažkada pomidorus skanius augino, bet kad ten ir kultūros bus visada. Aš tikrai vyksiu. Mes Lietuvoje pripratę esam, kad visi viską uždarinėja, ypatingai mažuose miesteliuose mokyklas, bendruomenės, kažkokius namus. Tai visi tokie atidarimai, man atrodo, kažkaip labai vilties įkvepia, kad viskas gal dar gali gerai čia mums būti. Vilniaus rajone nuosekliai investuojame į kultūrą, investuojame į paslaugas, kurias plečiame, kad kiekvienoje didesnėje gyvenvietėje žmonės galėtų džiaugtis renginiais, susiburti bendruomenės, investuojame ir į infrastruktūrą, kuri rūpinasi mūsų gyventojų kasdieniais poreikiais. Man atrodo, kad tokiuose mažuose miesteliuose, kaimeliuose, bendruomenėse žiauriai svarbu yra, kad yra kažkokio užimtumo veiklos. Dar nespėjau, bet tikrai girdėjau, manau, kad tikrai
apsilankysiu tenais, bet šiaip tai mūsų bendruomenė irgi labai daug vietos čia stengiasi dėl mūsų. Neteko, bet gal kada ir padalyvausim. O man tai čia pats tas, aš esu priklausoma nuo kino, tai tikrai nuvažiuosiu. Džiaugiuosi, kad visi taip juda. Žinau, kad ten labai savivaldybė, visa valdžia tokia labai jaunatviška ir aš už ją. Nors esu Vilnietė. Važinėjusi po Vilniaus rajoną, jisai man yra labai artimas, nes čia gimiau ir užaugau. Tai patinka visi pokyčiai. Vykstam ir į Rudaminos kultūros centros, į Derliaus šventę ir į kitas tokias. Daug kur. Praktiškai čia Vilniaus rajone tai esame apvažiavę beveik viską. Iki šiol labai daug nesidomėjau Vilniaus rajonu ir kraštu, bet visai neseniai su draugais apsilankėm Glitiškių dvare. Tai kažkaip paliko labai fainą įspūdį, pasivaikščiot, praleisti pusdienį, tai visai buvo atradimas. Labai smagu, kad atsiranda tokios naujos vietos, kur žmonės gali susitikti, pabendrauti, kažkokios veikloms pritaikyta labiau infrastruktūra būna. Tai yra labai šaunu. Čia labai svarbu, nes iš tikrųjų kaip ir toks populiarus objektas ir ten visiškai nėra ką veikti. Mes irgi čia važiuojam dažnai tenais, šiaip pasivaikščiot ir kiekvieną kartą va, taip gaila, kad atvažiuoji, na ir nėra kom užsiimti tenais. Tai aišku, tik teigiamai, kad pagaliau kažkas tai vyks tenais. Gerai. Man šalia molėtų plentų sustos viskas. Viskas tinka. Tegul.